Sveiki. Sveiki, Dovilė, labai faina. Ačiū labai, kad sutikot su mumis pakalbėti ir papasakoti mūsų plačiai auditorijai apie perimenopauzę ir menopauzę. Tai aš trumpai jau pristačiau, kad esat gydytoja ginekologė ir kelis metus jau dirbat būtent šitoj srity, ar ne, su menopauze ir perimenopauze. Ir dirbat net ne Lietuvoje kol kas. Kol kas ne Lietuvoje, dabar visokių minčių kyla su šitais įvairiais projektais, bet šiuo metu esu Ispanijoje keliem mėnesiam, iš tikrųjų ilsiuosi nuo darbo Anglijoje, tik tai grįšiu į savo menopauzės klinikas, kiekvieną mėnesį jas toliau tęs, bet mediciną ar akušeriją ginekologiją baigiau Lietuvoje ir iš paskutinius 6 metus dirbu Anglijoje, paskutinius 2 metus konkrečiai su menopauze. Tai mums labai pasisekė, kad esate dabar atostogose ir galit su mums pakalbėti. Taip, ir tas atostogos su tokiu tikslu, kaip ir kalbėjom pirmai privačiai, planuoju pravesti konferenciją gydytojam Lietuvoje spalio 18 dieną, visa diena vien apie menopauzę mokysiu Lietuvos gydytojus. Ir ne tik akušerius ginekologus, bet ir visus kitus, kas susidomės. Tai jeigu pažįstat kažkokių gydytojų, mes pasidalinsim linkų, kur galima registruotis, jei pačios nori dalyvauti ir dalinkite su savo gydytojais, savo medijose ir siūskit visiems gydytojams, ką pažįstat ar nepažįstat. Būtinai pasidalinsim tikrai. Taip, nes dėl ko man yra labai svarbi Dovilės informacija, ji man papasakojo, kaip plačiai ji ima tą mediciną, tai nėra vien tik tai viskas apie vaistus, ar ne, dar pati mokėtės ir papasakokit truputį, ką mes paliesim, kad tai nebus vien tik tai hormonai ir vaistai kažkokie, truputį plačiau. Truputį tos priešistorės prieš 3 metus pati norėjau mediciną mest, nes tik tie vaistai ir simptomų maskavimas labai kažkaip neigiamai veikia ir galvoju, kad ne tokią mediciną aš įsivaizdavau, kai atėjau mokintis ir padėti žmonėm. Bet ką aš atradau, naują medicinos šaką, tai yra sveikos gyvensenos medicina. Tai pasibaigiau Anglijoje mokymus, egzaminą išsilaikiau ir dabar turiu antrą specialybę, ne tik kaip akušerė ginekologė, bet ir sveikos gyvensenos medicinos gydytoja, kas apima mitybą, sportą, miegą, streso valdymą, netgi pozityvių santykių su kitais, nes tas yra labai didelis ir svarbi dalis mūsų sveikatos ir žinoma alkoholis, rūkymas ir kitos medžiagos. Tai turiu platų bagažą dabar ir tų žinių, kurias kombinuoju su menopauzės žiniom, su ginekologinėm, medicininėm žiniom. Savo laisvų laikų domiuosi biohackinimu, tokia nauja sfera, ilgaamžiškumo ir visos sveikatos optimizavimo su naujausiam technologijom ir papildais. Tai kai jau niekas neveikia iš evidence-based paprastos medicinos reikalų, tai vis tiek turiu savo dėžutėje toolbox dar ir kažką kitą paeksperimentuoti. Taip, tai va, matot, merginos, kokį mes turime auksą šiandien, tikrai, nes rasti specialistą, kuris būtų taip giliai į perimenopauzę ir menopauzę yra sudėtinga gana. Na, tai pradėsime gal mes ir tiesiai, kaip sakant, griebiam už tų ragų ir tai papasakokit dabar, kas yra perimenopauzė ir kas yra menopauzė. Tai aš gal pradėsiu truputį iš toliau, kad suprast, nes aišku suprantam perimenopauzę, tai tas pereinamasis laikotarpis prieš menopauzę, kai jau baigėsi mėnesinės. Bet kad suprast, kas darosi ir man atrodo labai svarbu suprast tą, nes tada visai kitaip žiūrim į tą visą laikotarpį. Tai kai mes gimstam, mergaitės, mes turim visus savo kiaušinėlius, kokius tik turėsim per visą savo gyvenimą. Mes jų turim apie 1-2 milijonus. Ir kai pradedam ovuliuoti, prasideda pirmos mėnesinės paauglystėje, paleidžiam tą kiaušinėlį, tų kiaušinėlių vis mažėja. Kad paleisti vieną kiaušinėlį, turi 10 000 kiaušinėlių būti sunaudota, kad tas vienas kiaušinėlis išeitų. Tai mūsų vaisingoji diena, ar ne? Taip, vaisingoji diena ir 10 000 tų kiaušinėlių atruošia tą vieną laimėtoją. Tai ne tik spermatozoidai ten kovoja, o ir kiaušinėliai. Kai pasiekėm maždaug 30 metų, mes turim likę tik apie 10% savo kiaušinėlių su tom, kuriais buvom gimę. Kai pasiekėm 40 metų, mes jau turim tik 3% tų kiaušinėlių likusių. Tai čia
duoda tokį bendrą suvokimą, kaip greitai tie kiaušinėliai mažėja. Taip. Kodėl tai yra svarbu? Nes tų kiaušinėlių masė bebręstančių yra tas rodiklis ir pagrindinė priežastis, iš kur gaminasi tie hormonai. Čia labai taip supaprastintai kalbant. Taip. Estrogenas, progesteronas, bręstant tiem kiaušinėliam, aišku, smegenys siunčia signalus. Bet kai tų kiaušinėlių lieka tiek nedaug, jau tik 3% arba dar mažiau, jau tų kiaušinėlių nebeužtenka palaikyti tuos hormonus. Ir tas estrogenas ir progesteronas jų šiek tiek dar išsiskiria, bet neišsiskiria tais kiekiais, kaip prieš tai buvo. Tai premenopauzė iki menopauzės iš vis perėjimo, tai tas įsivaizduokit hormonų svyravimas kiekvieną mėnesį toks labai tolygiškas. Tai jų padidėja, tai jų sumažėja mėnesinės ir ciklas reguliarus, va taip ir yra. Perimenopauzėje, kai tų kiaušinėlių dar šiek tiek yra, bet jau jų nepakanka, tų hormonų svyravimas gali būti. Šiandien kaip tik mačiau vieną panašų rylsą irgi, jo. Ten bardakas. Jo, visiškas chaosas. Tai vat menopauzė tai yra ta diena, konkrečiai, kai mėnesinių nėra jau visus metus. Ne 2 metus, o metus. Vienus metus, 12 mėnesių. Vienus metus, tai menopauzė teoriškai yra būtent ta viena diena. Tai yra apie 51 metus yra vidutinis amžius, bet normalu yra tarp 45 ir 55 metų menopauzėje atsitikti. Tai viena diena, kai nėra jokių mėnesinių. Taip. Perimenopauzė nuo 7 iki 10 metų prieš menopauzę. Tai įsivaizduokit, jeigu jų menopauzė 45 metų, tai perimenopauzė gali prasidėti net 35 metų. Taip. Dėl to labai svarbu, net ir jeigu jums dar atrodo, oi, tas 50 metų man dar labai toli, dėl to yra labai svarbu tą žinot, kad perimenopauzė gali prasidėti net 30-uosiuose metuose. Tai, kaip sakiau, menopauzė yra ta viena diena, o visa kita po to yra postmenopauzė. Tai visas likęs gyvenimas, postmenopauzė. Aišku, paprastumo dėlį, kad kai kalbam menopauzę, mes tiesiog paimam tą visą etapą menopauzės tą dieną ir kas po to. Bet teoriškai, mediciniškai tiksliai tai yra menopauzė tą dieną, visa kita yra postmenopauzė. Taip. Tai gerai, dabar išsiaiškinom tą amžių perimenopauzės, žinom dabar, kas yra menopauzė ir postmenopauzė. Taip, gerai, aš dabar atsidarau dar klausimus, kad nepražiopsoti kažko. Jo, taip pat dar atsidarot, aš dar pasakysiu, kad yra ankstyva menopauzė, tai yra, kai menopauzė vyksta tarp 40 ir 45 metų, tai čia yra skaitosi ankstyva menopauzė. O priešlaikinė menopauzė arba priešlaikinis kiaušidžių išsekimas, tai kai ta menopauzė ištinka dar prieš 40 metų. Tai viena iš 100 moterų, tai yra gan daug, viena iš 100 moterų menopauzė gali atsitikti dar ir prieš 40 metų. Tai perimenopauzė gali prasidėti net ir 20-uosiuose ir 30-uosiuose metuose. Tai čia, aišku, čia yra rimtesnė problema ir daug yra papildomų dalykų, ką gal čia būtų tikriausiai galima atskirai kalbėti, bet reikia žinoti mums visoms nuo labai anksti. Tai gerai, dabar gal pradžiai pakalbam apie perimenopauzės simptomus. Ar būna kažkokių simptomų, kada jau suprast, kada čia ta perimenopauzė? Nes atskaičiuoti atgal tai mes galim lengvai, bet suprasti, kas čia dabar su manim vyksta, ar čia su perimenopauze susiję dalykai, ar čia mano kažkokie lygos kažkokios, kaip žinot? Žinot, kartais yra sudėtinga, bet nėra neįmanoma. Dažniausiai tai būna puokštė įvairių simptomų, kai kuriuom būna jie ryškesni, kai kuriuom visai nieko tokio kažkokio išskirtinio nebūna, bet apie 80% moterų patiria tam tikrus simptomus. Pirmiausia, kadangi tas hormonų svyravimas pasidaro toksai chaotiškas, ką galim pastebėti, kad pradeda keistis mėnesinių ciklas. Tai mėnesinių ciklas gali sutrumpėti, tos mėnesinės ateina dažniau, arba kaip tik pailgėja mėnesinės rečiau, arba pradeda dinginėti mėnesinės, prieš tai buvo reguliarios, dabar pradėjo dinginėti, kelius mėnesius būna, kelius mėnesius nebūna. Tai pirmiausia toks mėnesinių pokyčiai. Gali pablogėti PMS-as. Kam jisai jau buvo prieš tai blogas, gali būti dar blogesnis. Arba jums niekada nebuvo PMS, o dabar prasidėjo PMS-as. Vienas iš pirmų dalykų, kas pradeda kisti, tai yra miego kokybė.
pasidaro, tas miego kokybė suprastėja, prasideda tie prabudimai naktį, arba sunkiau užmigti, ar miegas netoks gilus. Nuotaikų tie svyravimai nebūtinai tik PMS, bet ir kiti, pavyzdžiui, nerimas ar kiti nuotaikų svyravimai dažniausiai atsiranda net prieš karščio bangų išsivystymą. Tai tie visi nuotaikų pakitimai gali atsirasti irgi gan anksti. Karščio bangos jau minėjote, ne? Čia jos irgi perimenopauzė. Karščio bangos, bet jos atsiranda truputį vėliau. Ta perimenopauzė jau antroji toj perimenopauzės gal stadijoje, jau arčiau menopauzė. Bet kitom gali atsirasti gan anksti. Tai čia nėra tokios taisyklės, kad būtinai tik tada atsiras. Tai gali atsirasti ir anksti, gali atsirasti ir vėliau, bet dažnai būna dar ir kitų simptomų net prieš tas karščio bangas išsivystant. Vienas dažniausių simptomų, kuris labiausiai erzina moteris, tai yra svorio augimas. Tarsi tas svoris atsiranda iš nieko. Ir atrodo, nei dietos nekeičiau, nei valgau tą patį ir tas svoris tiesiog pradėjo augti ir tos dietos, kur seniau laikiausi, nieko neveikia. Arba dabar, kai moterys vaikučius pasigimdo truputį vėliau, pastebi, kad tą numest svorį po vaikučio, jau pasigimdžius 30-uosius ir 40-uosiuose metuose, numest tą svorį pasidaro labai sunku. Ir niekaip jisai nekrenta ir viską darau ir einu pas daktarus ir sako, tu tiesiog mažiau valgyk, daugiau judėk, bet aš tą darau ir vis tiek tas svoris nesikeičia. Tai čia tikrai nereiktų tos moters kaltinti, kad jinai yra tinginė, čia yra tiesiog hormonų pokyčiai ir mes turim truputį kitaip tą dietą ar tą sportą prie to prieiti kitaip, kad tas svoris pagaliau pasitrauktų. Tai, bet pavyzdžiui, kiek procentų, nežinot, moterų patiria tuos simptomus? Tikriausiai nevyko. Apie 80%. Tai labai daug. Jo, tai dabar aš pasidalinsiu trumpai savo perimenopauzės istoriją, kas vyksta su manim, nes man jau 50 ir aš jau artėju link menopauzės pačios tos vienos dienos. Tai mano ciklas pasikeitė, kaip sakėt, jisai sutrumpėjo, taip nuo 30 iki 26 dienų, dabar jis vėl pradeda po truputį ilgėti. Tas atsitiko, aš sakyčiau, kokiais gal, kai man buvo kokie 43 ar 44 metai. Tai va, jau kažkur tai man artėja ta menopauzė diena. Kitas dalykas, kas atsitiko, tepliojimai prieš mėnesinės atsirado. Ir taip apie savaitę. Ėjau pas gydytojus, nieko man nenustatė, viskas gerai, sako, jeigu tavęs tai nekankina, tai gyvenk su tuo. Tai aš su tuo gyvenu. Kitų simptomų aš nejaučiu, nei PMS, nei nuotaikų, nei ten dar kažko. Na, man pasisekė tikriausiai, nes aš su mama kalbėjau ir ji taip labai lengvai išgyveno visą tą perimenopauzės ir menopauzės periodą. Bet vat reikia būtent, kaip jūs sakote, tas ciklas labai duoda, kas vyksta. Kažkas čia pradeda netvarkoti, tada pradeda ieškoti, eiti pas ginekologę ir aiškintis, kasgi čia vyksta. Tai gerai, dabar menopauzės simptomas, tai čia kaip ir nėra teisingai, čia nebėra mėnesinių metai, ar yra kažkokie simptomai? Jo, tai tas yra, aišku, mėnesinių nebėra. Tai dar per menopauzę, ką gerai paminėjo, tai ne tik, kad pasikeičia ciklo trukmė, bet gali tepliojimai, gali pasidaryti labai labai gausios mėnesinės. Kitom tiesiog mažiau gausios ir nyksta ir išnyksta ir labai pasiseka, o kitom tokios gausios, kad ir kraujo perpilimų reikia. Tai tas dažniausiai yra atveda pas ginekologą. Dabar, kada jau jos čia tokios gausios, kur reikia jau tikrai pagalbos ieškoti? Tai dažniausiai, jeigu mėnesinės, tas toks labai supaprastintas variantas, gausios mėnesinės skaitosi, jeigu jau paketus reikia keisti dažniau negu kas valandą, kas pusvalandį, jie permirksta, arba reikia ir paketą, ir tamponą, ir vis tiek per klešnės bėga, arba aišku, paveikia jūsų kraujo kokybę, anemija išsivysto, mažakraujystė paprastai kalbant, silpnumas atsiranda ir visi kiti dalykai. Tai tada reikėtų pasižiūrėti. Ir tai dar būna, netgi vyksta moteris, man irgi ne iš vienos girdėjau, 2 savaitės, pavyzdžiui, jos kraujuoja taip gausiai. Nu tai tada reikia irgi būtinai kreipti, gal net nelaukti tų 2 savaičių, ar ne? Ne, nes kartais atvažiuoju reikia guldyti jau tada kraujo perpilimui. Taip. Na tai gan rimta. Tvarkoj, gerai. Tai išsiaiškinom, tai toliau apie menopauzės tada simptomus. Jo, tai
visi tie patys simptomai, tik aišku, jau tada mėnesinių nebėra. Taip. Bet tai pagrindiniai simptomai, aišku, tie karščio pylimai, naktiniai prakaitavimai, tai apie 85% moterų turi kažkokio lygio. Apie 20-30% turės tokius švelnios karščio bangos ir nėra labai trikdančios, bet apie 20% turės tokias stiprias tas karščio bangas, kad tikrai sutrikdo gyvenimo kokybę ir naktinis prakaitavimas, negali miegoti jau ne tik dėl to, kad miegas sutrikęs, bet tas prakaitas ir karštis tiesiog neįmanoma miegoti. Tai o tas likę procentas kažkur tam tarpe, tai tokio vidutinio intensyvumo. Labai dažnas simptomas yra sąnarių skausmai, raumenų skausmai, netgi užšalęs petis, ypač pat moteriam, vienas iš tokių gan dažnų simptomų. Kiti simptomai, tai, ką minėjom, jau nuotaikų svyravimai, panikos priepuoliai, nerimas, depresija padidėja, netgi minčių apie savižudybę padidėja 8 kartus ir tai yra labai, labai rimta problema. Kiti simptomai, širdies permušimai, smegenų rūkas, atminties suprastėjimas, žodžių pamiršimas, koncentracijos sutrikimas, šitie labai sukelia didelį stresą moterim, net dažnai ateina ir galvoja, gal jau man čia demencija ir išsigandę, iš tikrųjų išsigandę. Tai tas svorio didėjimas, plaukų slinkimas, odos pokyčiai, retesni simptomai - galvos svaigimas, ūžimas ausyse, odos, toks kaip elektra, bėgioja per kūną, visokie keisti pojūčiai, netgi kūno kvapo pasikeitimas, skonio pojūčio pasikeitimas, tokie atrodytų visiškai keisti ir neaiškus simptomai. Iš tokių kitų dalykų, pavyzdžiui, pamatuojamų, tai kraujo kiekį cholesterolio labai padidėja ir nieko visiškai nekeitus, tiesiog padarius kraujo tyrimą, labai aukštas cholesterolius ir net, pavyzdžiui, dabar jūs normalaus svorio ir panašiai, ir tai nebūtinai jums tas yra, bet kai kuriuom moterim, kad ir pačios veikiausias cholesterolis tiesiog šauna į dangų ir atrodo iš oro. Kiti simptomai, tokie gan dažnai pamirštami net ginekologai, kai apžiūrė paklaus, makšties simptomai ir šlapimo pūslės. Tai makšties sausumas, diskomfortas, šlapimo pūslės ar lašėjimai, ar tiesiog dirgli šlapimo pūslė, kaip atrodo, kad turėčiau šlapimo takų infekciją, nors padaro tyrimą, nieko ten neranda, bet tos vadinamos genitourinarinės sistemos pokyčiai, libido sumažėja ir tas labai irgi jaučiasi moteriam, tai čia testosterono mažėjimas, ypatingai tą lemia, bet kartu ir estrogenas. Ir žinoma, sumažėjus gyvenimo kokybė. Tai jeigu tie visi simptomai vargina, tai žinoma paveiks ir visa kita. Ir miegą jau minėjom, labai energijos trūkumas. Tų simptomų yra tikriausiai beveik 100. Tai o depresija gali būti dėl to? Gali būti, jo, tie visi nuotaikų pokyčiai ir depresija gali grinai būti susijęs su menopauzės tų hormonų pokyčiais. Ir tuo atveju mes žinom iš mokslinių tyrimų, kad antidepresantai nėra pirmo pasirinkimo gydymas. Yra pakaitinė hormonų terapija, yra efektyviausias tos tokios depresijos prasidėjusios menopauzės metu gydymas. Čia yra labai svarbu, aš manau, nes dažnai mes kreipiamės pas gydytojus, nustato mums tą depresiją, o vaistą visai paskiria ne tą, kurį reiktų jau tokio amžiaus, sakė, moterį ar neišsiaiškinus priežasties. Tai gerai, tai menopauzė, o dabar postmenopauzė. Ar irgi jau tada gerėja situacija? Aš labai tikiuosi. Tai kai kurie tie menopauzės simptomai maždaug išsisprendžia per 5-10 metų. Bet maždaug 15-20% moterų, tai skaitykit, 1 iš 5 moterų, tie simptomai gali tęstis ilgai, ir 15 ir 20 metų. Bet tarkim, tie simptomai kaip ir išsisprendė, tai ar čia jau viskas, nes dažnas klausimas, tai kada man ta menopauzė baigsis? Tai simptomai baigsis kažkada. 5-10 metų, 15. Bet tam tikri pokyčiai, jeigu mes nieko nedarom, jie tęsis ir tik blogės. Tai yra kaulų tūris tankis,
Tai osteoporozė, kaulų lūžiai, tai kaulai retėja, jeigu mes nieko nedarom. Aišku, odos tie pokyčiai, makšties pokyčiai, šlapimo pūslės pokyčiai, jeigu mes jų neišsprendžiam, ir yra kaip tą išspręsti ir tikrai efektyvių priemonių, bet jeigu mes tuo neužsimam, tai tik blogės. Raumenų masė, bet čia labai irgi susijęs ir su kaulų masė. Tai raumenų masė labai ženkliai mažėja postmenopauzėje ir jeigu mes nieko nedarom, jinai tik mažės ir dėl to pats atsiranda tas nejudrumas, tada nebeatsikeliam, neapsirūpinam savim, krentam, lūžtam ir tai va tam tikri simptomai tik blogės, jeigu mes nieko nedarysim. Bet tai va čia ta sąlyga, jeigu kažką darom, tai tikrai nebūtinai jums tas bus. Supratau. Gerai, mes tuoj prieisim prie ką reikia daryti. Dabar aš tik noriu perskaityti, ar kažko svarbaus dar nepaminėjau. Apie papildus dar pakalbėsim. Va, kaip pasiruošti menopauzai, ar įmanoma aplamai pasiruošti tai perimenopauzai, menopauzai, nes aš įsivaizduoju pasiruošti, tai jau reiktų ruoštis nuo 30 kažkur, arba dar anksčiau, ar ne? Tikrai taip, tai tas pasiruošimas jau vėliausiai, aš taip galvoju, kada reikėtų pradėti galvoti 35 metų, bet kuo anksčiau pradėsim apie tą galvoti, tuo geriau. Ir tas pirmas pasiruošimas, tai vat edukacija, tai ką dabar darom, kalbam, mokomės, išgirstam, dalinamės su kitom, kalbam atvirai, dalinamės patirtim, kalbam su mamom, močiutėm, kaip jom prasidėjo, nes dažnai tas amžius gali sutapti, kada jom buvo ir kada jom bus. Taip. Tai pirmiausia, tas supratimas, kas vyksta su tavo kūnu. Tai va tas žinojimas simptomų, ko tikėtis, kad jeigu jau pradeda čiuožti stogas, kad čia gal tiesiog hormonai ir ta perimenopauzė, o ne jūs einat iš proto ir yra kaip su tuo kovoti. Tai pirmiausia, edukacija. Antras dalykas, jau iš tokių labiau praktinių, tai yra raumenų masė. Raumenų masės auginimas ir čia, jeigu pasimsit tik vieną žinutę iš viso laivo ar iš visos menopazės, tai yra raumenų masė ir čia yra neginčiamas vienintelis dalykas, kas ne tik apsprendžia ilgalaikę sveikatą, bet yra numeris 1 rodiklis iš visų sveikatos įmanomų rodiklių, kas nusprendžia, kaip ilgai ir kaip sveikai gyvensit. Ir tas menopauzė yra irgi neišimtis. Tai kuo daugiau raumenų masės turėsi, tai yra svorių kilnojimas. Aha, apie tai ir norėjau, kaip tą raumenų masę. Tai raumenų, aišku, bet koks fizinis pratimas yra geriau negu nieko, ir net 5 minutės kasdien yra geriau negu iš visai nieko nedarysit. Bet, aišku, efektyviausias tai yra tam tikrus arba svorių kilnojimas, arba darbas su savo kūno svoriu, tai ir kalistenika, ir pilates, bet idėja yra, kad tuos svorius arba tą sunkumą pratimų vis didinam su laiku, kad tuos raumenis stimuliuot. Ir tai čia yra viena dalis. Tai raumenų masė yra 50%, ką mes darom ir stimuliuojam. Taip, tai ir kaulus stiprina, metabolizmą gerina, nes visas metabolizmas per raumenis vyksta. Ir kas dėl ko tas svorio priaugimas, ten irgi metabolizmas prarandam daug raumenų ir jie atsiranda jų vietoje, atsiranda daugiau riebalų ir aišku, tas riebalų tūris yra didesnis ir tas svoris toksai atrodo iš niekur auga. Tai raumenų masės auginimas ir svorių kilnojimas yra geriausias būdas mesti svorį. Ne kardio ten kažkokie ar panašiai, bet svorių kilnojimas arba darbas su savo svoriu. Tai čia dalis. Kita dalis yra mityba, ką mes valgom. Tai yra būtina duoti, iš ko tą raumenį pastatyti, tai yra baltymai. Ir baltymų reikia apie 1,6 gramai per kilogramą. Tai vidutinio sudėjimo moteriai tai yra apie 100-120 gramų baltymų su maistu per dieną. Tai maždaug 30-40 gramų baltymų su pusryčiais, su pietum ir su vakarienė. Tai padalinta per visą dieną ir čia irgi yra neginčiama. Ir dažnai sako, o tai tų baltymų čia neužkiš man inkstų, tai yra visiškas mitas. Tik tai tie žmonės, kurie arba neturi inkstų, arba turi paskutinės stadijos inkstų nepakankamumą, tai jie turi sumažinti ar pasitart su gydytoju, bet visi kiti net ir turi tokį nedidelį inkstų sutrikimą veiklos. Baltymai tik pagerins tą inkstų veiklą ir plus
oda, plaukai, galite imti kokius norit papildus, bet jeigu jūs neturit to baltymo, iš ko tą plauką statyti, tai tas plaukų slinkimas jisai nenusos. Tai čia tas baltymas, imuninė sistema, daug kitų dalykų, bet raumeniui statyti yra labai labai svarbus. Tai baltymai, aišku, mėsa, pieno produktai, kiaušiniai ir taip toliau. Jeigu labai sunku gauti su maistu, tai baltymų papildai, baltyminiai milteliai ir Žodžiu, tie milteliai, tie kokteiliai irgi galimas variantas, ar ne? Baltymų. Labai galimas ir labai lengvas ir ypač su amžiumi dažnai žmonės pastebi, kad jie nenori tos mėsos, nenori to baltyminio, nenori to sunkaus maisto ir labai didelė problema. Ir šiaip mūsų dietoje to baltyminio maisto mes per mažai gaunam. Tai jeigu jau kitaip niekaip neišeina, tai aišku, geriausiai gauti su maistu. Tai čia nieks to neginčia. Bet jeigu neišeina, tai baltyminiai papildai, milteliai, aš pati labai dažnai tą, ypač jeigu skubu kažkur, tai tikrai. O žiūrėkit, dabar apie tos baltymų gramus, kaip jūs sako. Dabar gerai, aš paimu kiaušinį, jį pasveriu, nu tai jisai nėra vien tik baltymai. Teisingai, tas visas svoris. Yra labai daug visokių, ir Google, ar programų. Pavyzdžiui, kiaušinis turi apie 6-7 gramus baltymų. Tai tiesiog įvedus į Google ar paiešką, kiek va šitas turi tiek gramų, kiek turi baltymų. Tai arba yra įvairūs appsai, kur paskaičiuoja tą automatiškai, kur, pavyzdžiui, appsai, kur skaičiuoja kalorijas, bet galima juos naudoti tiesiog tam, kad suvedu produktus ir man parodo, kiek ten yra tų baltymų ir viso kito, nebūtinai tas kalorijas skaičiuoti, jeigu nenori. Tai būtent sudėti tą mažą dalelytę tų baltymų, kad gauta virš 100 gramų baltymų. Supratau. Ok, tai maistas. Čia aptariam. Baltymai, ar ne? Kas dar, kaip dar savo padėti? Sportas, maistas. Sportas, maistas, aišku, iš maisto tas visos veikos gyvensenos ir prieš uždegiminiai, tų perdirbtų produktų, cukraus ir panašiai. Tai čia visi žino tas taisyklės. Jie yra apsų ir saulėgrąžų dabar visi šneka, kaip nesveika ir aš vis irgi tai ant gysviesto. Tada sako, gysviestas negerai, tada tik alyvuogių aliejus. Nu, žodžiu, žmonės pasimetė. Su mityba yra labai daug komplikuotų nuomonių ir bet kokią nuomonę paėmus, kadangi tiek daug tyrimų padaryta ir būtent kas užsakė tą tyrimą, tokie rezultatai, tai jei tu esi veganų atstovas ar vegetarų, tu rasi visus tyrimus patvirtinančius, kiti, kur labiau mėsaėdžiai irgi ras tyrimus patvirtinančius jų nuomonę, tai iš tikrųjų minų laukas, dėl to aš mitybą labai supaprastinu. Baltymas, kiek jo gaunat, nesvarbu ar veganas, ar vegetaras, ar tik mėsaėdis. Kiek baltymo gaunat, neginčiama. Skaidulos. Turim gauti apie 25-30 gramų skaidulų per dieną, ne mažiau. Tai irgi per tuos appsus galima suvedus parodo, kiek skaidulų gaunam. Tai čia mūsų yra žarnyno sveikata. Visa žarnyno sveikata apsprendžia netgi, kaip efektyviai jūsų hormonai veikia, nes hormonai yra metabolizuojami per žarnyną. Tai žarnyno sveikata yra numeris 2. Visa kita, aišku, sveikos gyvensenos ir taip toliau taisyklės. Pasilepinti irgi nereikia bijoti, bent 80% savo raciono, jeigu pataikom į tas sveikos gyvensenos taisyklės, tai gerai, bet desertas kartais irgi nieko blogo. Kartais tas nerimas, kad čia mes valgom to šokolado, daugiau padaro žalos negu tas pats šokoladas. Tai aišku, viskas proto ribose. Ir tam tikri dalykai, pavyzdžiui, protarpinis badavimas gali būti labai efektyvus, ypač jei jau viską išbandėm ir tas svoris vis tiek nekrenta, tai protarpinis badavimas ir tam tikri niuansai galim pritaikyti, bet aš labai supaprastinu, kiek baltymų, kiek skaidulų ir pradžiai užtenka. Paskui jau kai pasiekėm tą reguliariai, tada galima eiti į niuansus, jeigu dar reikia kažko. O protarpinis badavimas irgi įvairių nuomonių. Vienur rašo moterims gerai, kitur negerai moterims. Čia vyrams pritaikyta. Kaip yra iš tiesų? Moteriam yra niuansų, kai joms dar yra mėnesinės. Tai tą protarpinį badavimą reikėtų pritaikyti maždaug pagal ciklą ir tos hormonų svyravimus. Menopauzė, jau kai mėnesinės baigės ir tų hormonų svyravimo nebėra, tai tas protarpinis badavimas pasidaro gan efektyvus būdas. Kaip ir vyrams. Kaip ir vyrams. Tai tas 16-8 gal toks standartinis. Plius jisai gan gerai padeda to moterim, kur turi tą smegenų rūką, ar smegenys netaip veikia, tai kai kurios pastebi, kad tos smegenys atrodo tokios švaresnės ir geriau dirba. Supratau. Gerai, tai čia aptariam, ar ne? Ką mes. O kaip dabar su meditacija, su ta visa tokia savęs nuraminimu, stresu, kovojimu su stresu?
Ar tai veikia stresas, ar veikia tą mūsų perimenopauzę ir Oi, menopauzę? kaip veikia. Tikriausiai, čia tikriausiai reikėtų nuo to ir pradėti kalbėti ir tikriausiai bet kuriai lėtiniai lygai. Tai tie streso hormonai Taip, ir taip. streso įtaka turi labai didelį poveikį. Įsivaizduokit piramidę. Mhm. Piramidės, hormonų piramidė. Tai piramidės viršus tai būtų va, tie mūsų estrogenas, progesteronas, testosteronas. Tai yra mūsų tas va, torto viršūnėlė. Mhm. Per vidurį būtų skydliaukės funkcija. Ir skydliaukės sutrikimai gali sukelti labai panašius į menopauzės simptomus. Tai bet kada turint va, tuos simptomus, reikėtų pirmiausia ištirti, ar su skydliaukė viskas blogai. Ir plus skydliaukė veikla dažnai sutrinka. Tai yra kaip menopauzė, tai yra skydliaukio pauzė, irgi toksai terminas, angliškai nežinau kaip čia išvers, bet tas skydliaukė irgi jinai supanikuoja, irgi susiję viskas. Bet tas apatinė dalis tos piramidės visako pagrindas, tai yra insulinas ir kortizolis, tai yra tie streso hormonai ir insulinas, tai nulėmė visą kitą. Tai jeigu to pagrindo mes nesutvarkysim, tai čia mes galim ant tos viršūnėlės žaisti kiek norim ir kažkiek gal rezultatų gausim, bet jeigu mes neišsprendėm tos piramidės pagrindo, tai ta piramidė nebus labai stabili ir tie rezultatai nebus ilgalaikiai. Ir tas vat, svorio augimas ir kritimas pasidaro labai sudėtingas dėl streso hormonų padidėjimo ir kaip jie pasikeičia. Tai bet kokios streso mažinimo praktikos, kaip meditacijos, joga, netgi pats sportas, tas pats ir svorio kilnojimas. Taip, reguliarus sportas. Tai netgi toks dalykas, kaip net yra studijos parodančios, kad šokiai yra efektyviau depresijos gydymui negu antidepresantai. Tai šokių pamokų lankymas. Tai apie ką mes kalbam, apie kokius antidepresantus mes kalbam, tai geriau užsiregistruoti šokių pamokas. Aišku, tie antidepresantai turi savo vietą, kai jau labai gili depresija, tikrai jų neina nurašyti ir jie tikrai gali padėti, bet visą laiką reikia galvoti, tai kiek mes ilgai juos skirsim ir kas bus po to, kad ne tik simptomus maskuot, bet galvoti, kas sukėlė tą depresiją ir kaip mes spręsim tą pagrindinę priežastį. Tai antidepresantai turi savo vietą, bet ilgas, pavyzdžiui, ilgalaikis antidepresantų vartojimas tam tikrų netgi sumažina kaulų tankį. Tai irgi galvokam apie menopauzę. Tai tas streso, sugrįžtant prie streso hormonų, labai yra svarbu išspręsti tą dalį. Ir čia gali būti ir kognityvinė elgesio terapija. Ir tai tiesiog ne tai, kad sumažins menopauzės simptomus, bet kaip mes reaguojam į tuos simptomus, kaip tiesiog mūsų psichologija veikia tos nerimo simptomus sumažinti. Ir tai visos tos praktikos yra labai naudingos ir tiesiog pokalbių terapija ar analizavimas, nes dažnai, pavyzdžiui, netgi jau turėjom kažkokią psichoterapiją prieš tai, gali būti, kad per menopauzėj tam tikros traumos jos vėl paūmėja ir vėl sukelia tuos simptomus. Tai čia irgi toks mažiau žinomas dalykas. Arba, pavyzdžiui, ADHD, tai dėmesio sutrikimas, dėmesio sutrikimo, kartais pablogėja tie simptomai, arba atsiranda visiškai kaip nauja diagnozė, tai reikia tą atpažinti, žinoti ir išspręsti. Bet tokie paprasti dalykai, kaip netgi 5 minutės kažkokie kvėpavimo raminantys pratimai, 5 minutės meditacija ar ta vadinama mindfulness praktika, kažką turėt, svarbiausia yra daryti reguliariai. Netgi buvo studija pernai metais, 10 minučių meditacija po 2 mėnesių darant kiekvieną dieną, tavo streso hormonų sumažėja iki 50% kraujy. 10 minučių. Aš nuvažiuoju į darbą ir prieš išlipdama iš mašinos 10 minučių padarau meditaciją ir viskas. Aš tai dienai rami. Tai mano meditacija paskutinius 2-3 metus nepraleidau nei vienos dienos ir jaučiu labai didelį pokytį tiesiog kaip aš reaguoju į aplinką, mano vidinė būsena ir tas. O meditacija, Dovilė, kaip jūs medituojat? Ar jūs turit kažkokią programą, ten įsijungiat, klausot, groja ir šneka? Kokia jūsų, pavyzdžiui, meditacija? Aš įsivaizduoju, kiekvienas randa savo būdą. Aš labai svarbu rasti, kas tau patinka ir tinka. Aš išbandžiau labai daug tų guided meditation ir tiesiog, kur koncentruojasi į savo kvėpavimą, arba yra tie breathwork, tai yra kvėpavimo pratimai, kur, pavyzdžiui, kas nors nenori tų minčių išvalyti, tai tiesiog koncentruojasi į kvėpavimą, arba tam tikras kvėpavimo ten arba lėtai kvėpuoja, arba greitai, yra įvairių su įvairiais poveikiais. Tai tiesiog randi, kas tau patinka ir ką svarbiausia, tai gal net ne ką darai, bet
reguliarumas. Kad ir 5, kad ir 3 minutės, bet daryti reguliariai, čia yra svarbiausias. Kaip Aš netgi ant savo... Mhm. Aha, sakykit, Dovilė. Tas pats ir su sportu, tas geriau sportuoti kasdien 5 minutės negu vieną kartą per metus valandą. Taip. Geriau, kaip sakau, savęs neprievartau, nes dažnai mes galvojam, reikia daug. Jeigu sportuoti, tai aš turiu būtinai valandą ar pusantros ir tada aš niekad neprisiruošiu, aš neturiu tam laiko. O aš ką, pavyzdžiui, irgi padariau ir atradau labai, kad ryte pusę valandos sporto, aš būtent pats su ganteliai sportuoju ir man diena labai gera, aš nesijaučiu per vargus, nes jeigu aš sportuosiu valandą, aš būsiu per vargus. Aš sportuoju 5 dienas, stengiuosi 5 dienas į savaitę, būtų gerai, aišku, kasdieną, bet bent jau po tiek, po truputį, gal kažkada šitą savaitę pasieksiu. Ir va tą apie kvėpavimą yra netgi ant mūsų tų smartwatch'ų, ant tų laikrodžių, yra breath, aš kaip tik radau 15 minučių, buvo 4 sekundžių kvėpimas, sulaikymas, iškvėpimas, sulaikymas. Ir kartu su laikrodžiu va taip va kvėpuoji. Tai tų variantų yra begalės ir čia tokia smulkmena, kurią mes galim dėl savęs padaryti, o tai duoda tiek daug, kad netingėkim. Tai labai paprastas, tai šitas kvėpavimo pratimas vadinasi dėžės kvėpavimas, kur įkvėpia laiko, tai jis labai geras, užtektų net ir 5 minučių. Mano mėgstamiausias pratimas, kur nuramina visą nervų sistemą, tai yra fiziologinis atsidusimas. Tai dabar kas žiūri gali pabandyti, tai įkvėpi per nosį giliai ir tada įkvėpi dar ant viršaus ir iškvėpi per burną labai lėtai. Tai padarysim dabar visi. Padarysim dabar visi. Tai įkvėpiam per nosį. Dar ant viršaus ir tada per burną kaip per šiaudelį. Ir vėl. Ir pilnai iškvepiam ilgai. Tai net 2-3 tokie kvėpimai iš karto nuramina visą. Tai čia skaitosi fiziologinis atsidusimas. 5 minutės irgi iš Stanfordo universiteto, 5 minutės kasdien irgi maždaug 8 savaičių streso hormonai. Jie žiūrėjo, koks yra trumpiausias laikas, kad dar paveiktų tuos streso hormonus kraujyje. Tai va šitas pratimas 5 minutės, bet net 2-3 tokie kvėpimai ir jau jaučiat, kad toks jau atsipalaidavau. Tai stresiniai situacijoje užtenka 2-3 tokių atsikvėpimų, kad jau šiek tiek apsiramintų. Tai yra daug tokių būdų, bet svarbiausia tas reguliarumas. Gerai, dabar tai stresą vienas iš būdų, sakym, čia valdyti. O kaip yra su vandeniu? Ar būtina gerti daug vandens, ten tuos 2 litrus, ar tai duoda kažką mum, ar ten, kaip sakyt, čia daugiau mados reikalas? Atsakysiu, aš dabar tik tai labai greit matau klausimą, kokiuose vaisiuose daržovėse yra baltymų. Tai visos pupelės, lentils, kaip... Lęšiai, visi tie ankštiniai ir turi nemažai baltymų, bet aišku, jie turi ir angliavandenių. Tai reikia pasižiūrėti, problema su vegetariškom mitybom, jeigu bandom baltymus gauti tik iš daržovių, kad kartu gaunam daug ir angliavandenių ir tų kalorijų kiekis, kad gaut tą baltymų kiekį pasidaro nemažas. Tai reikia pasižiūrėti, tada ar ne per daug ir kalorijų gaunam, jeigu valgom tik veganiškai, pavyzdžiui, tai tada pasižiūrėti, kaip tų baltymų įdėti, neperlimpant tų kalorijų. Tai va, o vanduo, taip labai svarbu ir kas svarbiausia, kad su amžium mūsų receptoriai, kurie atpažįsta troškulį, jie ne taip gerai veikia. Tai mes net jeigu ir esam ištroškę, mūsų organizmas nebesiunčia tų pačių signalų. Tai va tas priminimas savo gerti tą vandenį yra labai svarbus, bet tiesiog paprasto vandens gerimas nėra pati geriausia priemonė, nes kuo daugiau geriam, tuo daugiau išsisiojam ir dar mineralus išprausiam. Tai labai svarbu atstatyti tuos mineralus. Tai galima tiesiog geros kokybės ar jūros druska, ar Himalajų žiupsnelis 2-3 kartus per dieną į vandenį, galima biškai citrinos, kad tas skonis nebūtų toks blogas. Neturi būti jūros vanduo, kad geriam, bet tų mineralų, aišku, yra tų visokių miltelių, tenai mineralų atstatymo, kaip sportininkam būna. Arba tiesiog kaip Vytautą ar Birutę mineralinio vandens truputį irgi atsigerti, kad ne tik tą gryną vandenį gertume, bet tuos mineralus atstatyti yra labai svarbu, nes kitu atveju, geriam tą ir susiojam, ir geriam, ir vis tiek tas vanduo nelieka ten, kuris turi likti. O pavyzdžiui,
mineralų iš citrinos ten sulčių, jeigu spaudžiam, arba actą, jeigu įpilam, tai čia ne tas pats, kas yra druskos. Ne tas pats. Acto tas naudojimas, jisai turi tam tikrose tyrimuose savo tų naudų, kaip gliukozės tiem šuoliams sumažinti ir ypač kas svorį metą labai mėgsta, tai geriau jau, kaip yra tos obuolių acto kapsulės, tai jau geriau nešvaistyti pinigų, tiesiog paprasto acto nusipirkti ir šaukštą į vandenį ir efektyviau ir pigiau. Tai kai kuriuom... Bet mineralais nepraturtinais vandens, ar ne? Nepakankamai, ne. Ir ne citrina, ir ne citrinos sultis. Ne. Supratau. Aišku, tos sultys kažkiek pridės, bet tikrai mums reikia daugiau tų mineralų. Aišku, nes aš irgi kažkaip visai neseniai sužinojau apie tai, kad netgi įsidėti krislą druskos ant liežuvio ir gerti vandenį daug geriau pasisavina tada ten ir magnį. Tai pavyzdžiui, dažnai būna ar galvos skausmas, ar tos mažai energijos ir galvoja, ar čia man valgyti reikia, ar tabletę nuo galvos skausmo, tai pirmiausia išgerkit druskuoto vandens ir palaukit pusvalandį. Ir tai greičiausiai tos energijos bus daugiau, tos galvos neskaudės, nes dažniausiai tas dehidratacija ir tų mineralų trūkumas sukelia tuos pojūčius. O dabar ar yra kažkokių papildų, sakykime, gal vitaminas D yra labai svarbus ir dėl jo gali būti kažkokių... Čia yra vienas dažniausių klausimų apie papildus, nes dažnai yra tų baimių apie pakaitinę hormonų terapiją ir iš karto net nenoriu klausyti apie tą pakaitinę, tai kokie man papildai. Ir nenoriu klausyti nei apie sveikos gyvensenos, kokie papildai. Taip. Tai papildų tokių, kad būtų, kad įrodyta, kad būtent menopauzė jie tikrai veikia, tai tų studijų tokių nėra konkrečių. Ir visi, ir ten nakvišuolie, ir dobilai, ir visi kiti, kad tyrimais būtų 100% patvirtinta, kad veikia, nėra. Kai kuriuom moterim padeda, kai kuriuom nepadeda, tai aš nepasirašau nei vienai kažkokiai ar brandui ar kažkam, bet aš turiu savo tokį papildų kompleksiuką, kur tiesiog jisai padeda bendrai organizmo funkcijai ir tikrai labai efektyviai. Tai yra mano mėgstamiausi papildai, tai yra vitaminas D, bet nemaža dozė, nevaikiška. Aš dabar, žinot, ką klausiau, truputį pertrauksiu, 20 000 tų kažkokių reikia į dieną, tai iš vieno gydytojo kažkokio, ar čia tiesa? Oficialiai, aš kaip gydytoja turiu pasakyti, oficialiai yra apie 800 tų vienetų. Taip, 8 gal, 100, ne 1000, 800. Jo, 800. Tai ta standartinė dozė iki 1000–2000. Geriausia, aišku, pasidaryti kraujo tyrimą, pasižiūrėti, koks tavo rezultatas ir pagal tai tada tuos papildus pirkti. Tai čia būtų idealiausia, jeigu prieinama būtų. Bet šiaip ir tada, jeigu pradedam gerti tuos vitaminus ar papildus, po kelių mėnesių vėl pasitikrinam, ar didėja, ar reikia didinti tą dozę, nes kai kurie žmonės tiesiog neatsako taip pat, jie tokį rezistentiškumą turi į tuos papildus, reikia daug didesnių dozių, kartais net keliasdešimt kartų didesnių dozių, kad tas pradėtų, tai reikėtų geriausia su kraujo tyrimais sekti. Bet iš esmės aš mėgstu tas didesnės dozes, aišku, čia priklauso ir prieš bet kokius papildus, ypač jei turit kažkokių kitų ligų, tai čia tiesiog, kas klauso, reikia pasitart su savo profesionalų medicinos, tai aš dabar nesakau, kad visos turi tai ir pirkti, bet mano mėgstamiausia yra vitaminas D3, tai ir gan didelė dozė, vitaminas K2, tai yra kitas riebaluose tirpstantis vitaminas ir vitaminas D ir K2 veikia labai sinergiškai, tai jie draugeliai, tai jie abudu ir kaulam gerai, ir K2 ir apsaugo ir širdį, ir arterijų sieneles nuo to kalkėjimo, ir jeigu yra kalcio, pavyzdžiui, per daug patenka į kraujagyslės, tai tas vitaminas K2 tą kalcį sugauna, kad jis neformuotų tų užkrešėjimų, tų užkalkėjimų vadinamų. Tai taip labai jau supaprastintai kalbant. Kitas yra magnis. Magnis, geriausias magnis yra bisglicinatas arba L-frionatas, tai tas magnis, kuris pereina į smegenų barjerą, tai padeda ir miego kokybei, ir nerimo sumažina, bet magnis reikalingas 800 skirtingų funkcijų. Ir netgi jeigu
neturit pakankamai magnio, o 60% žmonių mūsų populiacijos su mūsų dieta neturi pakankamai, jūs net neabsorbuoja to vitamino D pakankamai. Tai jeigu neturit magnio ir galite imti 20 000 to vitamino D ir vis tiek nebus tokios pat naudos. Tai tie trys yra draugeliai ir jie turi labai daug. Tai vitaminas D yra net ne vitaminas, jis veikia kaip hormonas ir imuninė sistema ir visa kita. Tai bloga jam pavadinimą įdėjo, atsit, kad vitaminas. Jo, tai ir vitaminą D geriausia ryte gerti, nes jei gersit vakare, gali sutrikdyti miegą. Tai čia toks. O magnė? Magnis, ypač jeigu bisglicinatas, tai geriausia vakare, nes pagerins miegą. O tarp 300–500. O vitaminas K2 aš su vitaminu D man draugeliai. Jo, bet tas magnis vakare tai pagerins miegą. Kitas omega-3. Tai omega-3 smegenys 60% riebalų, daugiausiai omega-3. Papildomai ir didelės koncentracijos 1000–2000 mg omega-3, kai skaitot tas pačios omega-3 ir ne omega-3 6–9, ne tiesiog omega-3, ne kažkoks tenai, omega-6 mes ir taip per daug gaunam su maistu. Tai va, tai tas labai svarbu. B12 ir netgi Vokietijoje, ir aš dabar girdėjau iš vieno kolegos, Vokietijoje netgi skiria mega didelės dozes B12 vitamino menopauzės moterim ir mato labai gerus rezultatus su simptomų kontroliai. Tai čia šitą dar aš noriu įsigilinti labiau, nes čia taip vakar kalbėjau, kad pas juos tokia taktika, tai įdomu. Bet mano mėgstamiausias tai kreatino monohidratas. Tai čia aš jau tikriausiai nežinau, ar su bet kuo kalbu. Tai kreatino monohidratas. Tai kreatinas, tikriausiai kažkas yra girdėjo, ypač tai turit sportuojančių. Man dabar vyras sako, gersi kreatiną. Ai, sako, nenoriu, aš girdėjau, kad ten sulaiko skysčius, kad ten pradžioj kažkaip ten patynė. Ne, labai daug mitų. Pats geriausias, pats seniausias, pats saugiausias, pats geriausias ir mano mėgstamiausias papildas. Tai kreatiną sportininkai arba sportuojantys žmonės naudoja, nes padidina raumenų masę, raumenų stiprumą ir ištvermę, o menopauzei tikrai reikia mūsų raumenų ir čia, kaip sakiau, numeris 1. Bet ką dar daro kreatinas? Jisai pagerina smegenų veiklą, trumpalaikę atmintį, dėmesio koncentraciją, netgi sumažina demencijos riziką ir netgi žmonėm, kurie jau turi demenciją, gali šiek tiek pagerinti tos demencijos simptomus kai kurie. Tai kaip kreatinas veikia, jisai pagerina ląstelių, ypač aktyvių ląstelių kaip raumuo ir smegenys, energijos perdirbimą, taip labai supaprastinus. Ir tai yra pats geriausias. Gerai, bet dabar pašalutiniai. Taip, pašalutiniai. Kreatinas šiek tiek pritraukia skysčio į pačią raumens ląstelę. Jis neišpučia, nesulaiko skysčių ir panašiai. Dozė 5 gramai tų miltelių, aš perku be jokio skonio, 5 gramai miltelių per dieną. Ir ten kartais sako, reikia tą įsotinimo dozę, ten 20 gramų gert, kad ten kažkiek dienų nereikia, nesąmonė. Ir nereikia kažkokių brangių brandų ar special kreatino. Visi jie yra vienodi, pigiausia kreatina, kur tiesiog ingredientas yra vienas kreatino monohidratas. Daugiau jokių kitų nesąmonių. Tas pigiausia, ką rasit, tas ir teks. Užsirašiau. Tai kiti sako, ar girdėjau, kad ten sukelia plaukų slinkimą. Ne, paneigta. Girdėjau, kad sukelia pažeidžia inkstus. Ne, jisai, kadangi yra konvertuojamas į kreatininą, kurį mes, pavyzdžiui, kraujyje testuojam kaip inkstų markerį. Tai tas toksai padaro kaip false positive. Tai jo yra kraujy, nes mes imam kretiną, bet jį, pavyzdžiui, padarius kraujo testą, kažkas, kas nežino, kad tu imi kretiną, gali galvoti, oi, gal čia tau nuo inkstų tas. Tai ne, bet nustojus gerti iš karto, jisai per kelias savaitės susinormalizuoja. Bet pačių inkstų jisai nepažeidžia. Jis tiesiog, tas jo forma tarpinė gali pasirodyti, kaip tas padidėjęs. Tai markeris, jis nepažeidžia inkstų. Ir viskas. Ir gali kai kuriems žmonėms sukelt pilvo pūtimą ir pilvo raižymą, tai tada tiesiog tuos 5 gramus išskaidyti per dieną per kelias.
Tai tada nepūs pilvų. Ir galima tą kretiną dėti į bet kokį skystį, ar tiesiog vandenį, kavą, arbatą, smūtį, ar šiaip protein shake, į bet ką, tai tiesiog į tai kavą, arba po sporto su maistu dar efektyvumas padidėja. Jeigu... O jį nuolatos gerti ar daryti pertraukas? Nuolatos, aš tai nuolatos ir mano vienas iš papildų, kur kaip ir vitaminas D, magnis, tai kretinas mano, kur baltymai. Ir baltymai iki grabo lentos. Tai jūs tą, ką išvardino, tai kaip ir nereikia pertraukų daryti, nebent pasidaryti D vitamino tyrimą, kad nuo karto pasitikrinti, ar jau ne per daug, ar ne? O magnio tokio galima padauginti. Magnio 300-500 mg per dieną tikrai nepadauginsit. Ir magnis labai greit susinaudoja labai skirtingų funkcijų organizme, tikrai galima. Dabar klausimas, kada geriausia gerti kretiną. Kada nepamiršit, kad reguliariai, šiaip teoriškai efektyviausia su maistu. Kai gaunam ir baltymų, ir angliavandenių, nes tada tas kretinas į ląsteles geriau pasisavina. Bet pavyzdžiui, aš kartais tiesiog skubi, tai ryte su kava, kad ir nieko nevalgau, bet jau žinau, kad jis pas mane yra. Taip. Gerai, tai dar vieną mes turim paliesti svarbų dalyką, nes liko, man atrodo, mus atjungs po 7 minučių. Apie terapiją, hormonų terapiją, kaip su jie yra. Vis tik už, prieš daug yra nuomonių ir reikia vis tiek tą temą mums paliesti. Kada jūs 20 metų buvo ta didelė studija, kur parodė, kad hormonų terapija sukelia vėžį. Ir paskui jinai buvo paneigta daug kartų, bet niekas taip garsiai nekalbėjo, kai ta neigiama informacija pasirodė. Tai pakaitinė hormonų terapija ir ypač dabar ta nauja body identical, tokia kūnui identiška hormonų terapija, kuri dabar dažniausiai yra skiriama. Jinai ne tik, kad sumažina simptomus, pagerina jūsų gyvenimo kokybę, bet sumažina riziką infarkto 30%, diabeto irgi panašiai apie 30%, sumažina riziką demencijos. Ir ypač šitų 3, jeigu mes pradedam per pirmus 10 metų, prasidėjus tai menopauzei. Menopauzai prasidėjus, ne perimenopauzai. Ne. Nes perimenopauzai mes dar tų hormonų turim. Menopauzė per pirmus 10 metų nuo menopauzės pradžios, tada mes turim daugiausiai naudos. Bet nereikia sakyti, kad jeigu jau praėjo daugiau negu 10 metų, kad tos naudos nebus. Tai ta nauda kaulam, jinai išlieka visą laiką, tai pavyzdžiui, osteoporozės prevencijai. Bet jei pradedam labai vėlai, jau praėjus 10 metų, tai tas pagalba smegenim ir širdies jau nebėra tokia efektyvi. Tai dėl to geriausia pradėti kuo anksčiau. Ir prailgina gyvenimą, prailgina ilgamžiškumą, raumenų masė, makšties visa sveikata. Ir svarbu paminėti, pavyzdžiui, kas nors nenori, jau vis tiek turi daug tų mitų apie tą pakaitinę ir nenori, vis tiek, pavyzdžiui, į makštį dedamas estrogenas, kuris neabsorbuojamas, bet tiesiog veiks jums pagerins makšties būklę ir šlapimo pūslės būklę, ar sumažins šlapimo pūslės uždegimus ir visus lašėjimus. Tai tas yra visiškai saugus netgi moterim, kuriuom yra buvęs krūties vėžys. Tai to reikia nepamiršti ir geriausia pradėti tą makštinį estrogeną kuo anksčiau, nes kartais ateina moterys 60-70 metų ir prašo to makštinio estrogeno, o ta jau makštis visiškai užsiraukus, o jos susirado naują, pavyzdžiui, vaikiną ir jom reikia tos makšties. Ir ją atstatyti iš tos būklės yra daug sunkiau negu pradėjus 40-50 metų ir tiesiog palaikyti tą makštį jauną ir sveiką. O tai čia nuolatos reiktų, kaip ant veido kremą tepama, ne? Tai ir ten visą laiką pasitepti. Jo, tai tas nuolatos, tai pirmas kokias 2-3 savaitės kasdien, o paskui 2-3 kartai per savaitę tas palaikomoji dozė. O Lietuvoje mes turim tokio? Čia galim nueiti tiesiog į vaistinę ir nusipirkti, reikia gauti recepto. Reikia recepto, aha. Tai čia kreiptis pas ginekologę, sakyti, noriu. Šeimos gydytojas turėtų išmanyti, išrašyti, bet nežinau, ar jie jaustųsi pasitikinčiai savim, tai tikriausiai ginekologai bus. Supratau. Na gerai, tai... Tai
dar apie pakaitinę hormonų terapiją, Taip. baisiausias dalykas - krūties vėžys. Taip. Tai dėl ko bijo. Tai tą labai, manau, svarbu paminėti. Tai pakaitinės hormonų terapijos vartojimas nepadidina mirtingumo nuo krūties vėžio. Tai jeigu, pavyzdžiui, reikia tik estrogeno pakaitinės hormonų terapijos, pavyzdžiui, moterys, kurios neturi gimdos, tai netgi krūties vėžio riziką sumažina 30%. Pakaitinio hormonų terapija su sintetiniu estrogenu gali pridėti vieną papildomą atvejį krūties vėžio 1000 moterų po tam tikrų po 50 metų tos vartojimo. Bet vis tiek jisai nepadidina mirtingumo nuo krūties vėžio. Ką tas reiškia? Jeigu išsivystė krūties vėžys, net jeigu jūs vartojat pakaitinę hormonų terapiją ir jums tas krūties vėžys išsivystė, jūsų rizika nuo to krūties vėžio mirti yra mažesnė, palyginus, jeigu jums krūties vėžys išsivystė, bet jūs nebuvot ant pakaitinės hormonų terapijos. Ir kas labai svarbu suprast, kalbant apie vėžio išsivystymo riziką, kad reikia, tai tas krūties vėžys, keli procentai moterų mirs nuo krūties vėžio, bet pagrindinė didelė dalis moterų, 20-30% mirs nuo širdies ligų, nuo demencijos. Tai mes turim pasverti. Jo, taip, ypatingai Lietuvoje. Jo, tai tas labai svarbu įvertinti tą visą pusę riziką ir kas yra labiau rizikinga, nuo ko jų mirtam, nuo krūties vėžio ar nuo to. Aišku, jeigu yra buvęs krūties vėžys dabar, moteriai jos šitam gyvenime, tai tada pakaitinės hormonų terapijos dažniausiai neskiriam, nors yra tam tikrų išimčių ir aš turiu pacienčių su prieš tai buvusiu krūties vėžiu, kurios yra ant pakaitinės hormonų terapijos, tai čia turime spręsti individualiai. Bet jeigu, pavyzdžiui, šeimoje yra kažkas su krūties vėžiu ir dažnai moterys sako, pas mane šeimoje yra kažkas su krūties vėžiu, dėl to aš negaliu. Ne, yra visiška netiesa. Jūsų gal rizika yra šiek tiek didesnė, jau vien dėl to, kad jūs šeimoje genetiškai gal turit, bet pakaitinė hormonų terapija nepridės dar papildomai tos rizikos. Tai pakaitinė hormonų terapija galima ir nėra kontraindikuotina. Nu va, kiek mes daug geros informacijos šiandien sužinojom. 2 minutės mums liko, nežinau, čia atjungs, neatjungs. Ar rekomenduojate PHT perimenopauzei, kai dar yra medicininės? Tai perimenopauzei, kai yra tie up and down ir jeigu yra simptomai, kad ir yra mėnesinės, tikrai galima pakaitinę hormonų terapiją ir aš dažnai skiriu ir iš tikrųjų, kuo anksčiau pradėsim tą pakaitinę hormonų terapiją, tuo daugiau naudos jinai turės ilgalaikiai jūsų sveikatai. Tai tikrai taip. Na ką, ačiū labai Dovilė. Merginos, padėkokim, paplokim Doviliai už tiek daug tokios naudingos informacijos. Man pačiai buvo be galo įdomu. Gal dar kažką norit pridurti, nespėjot pasakyti, nu, dar galim minutę turim, gal dar spėsit kažką. Menopauzė, moterys nėra tik tai krūtys ir mėnesinės. Mes esam ir čia, ir visas kompleksas, ir širdys, ir smegenys, ir visa kita. Tai kalbant apie šitus reikalus, nereikia galvoti tik tai apie krūtis ir mėnesinės, o apie visą gyvenimo kokybę ir galvot visapusiškai ir augint raumenis. Ir einam šokt. Ir einam šokt. Einam šokių pamokom. Taip. Tai ką, ačiū labai Dovilė, gražaus jums vakaro Ispanijoje ir ką, pailsėkit. Ačiū. Ir lauksim Lietuvoje. Grįžtu kitą mėnesį, susitiksim. Nu tai va, būtinai susitiksim per seminarą. Būtinai. Iki. Ačiū. Ate.